Nauji šiltnamio herojai, tai ką mes auginsime tais 25-ais? Va mano derliaus likučiai 24 ir visas stalas nukrautas pomidorais, ką aš norėčiau jums pasiūlyti auginti kitais metais. Tai naujienos. Išties mes jų turime, pomidorų pasaulyje ne vieną, net nežinau nuo ko pradėti. Galbūt pradėsiu nuo to, kas labai mums išties yra aktualu. Tai tas maras, kuris sunaikina mūsų derlių ir neleidžia džiaugtis tuo derliumi ilgą laiką, vadinkime, turime problemą su maru. Tai mes turime dvi pomidorų veislės, Rose Crush ir Crimson Crush. Vieni yra raudoni pomidorai, kiti yra vietiniai. Ir tiek viena, tiek kita tos Crush veislės yra atsparios pomidorų marui, atsparesnės nei kitos veislės. Tai jeigu norite išvengti ir turėti pomidorų ilgesnį laiką, rinkitės šias veislės. Ką dar mes turėsime naujo? Turime avietinius pomidorus, dvi veislės, nuostabus pomidorai, apie 200 gramų sveria, vis tie avietiniai pomidorai vis labiau ir labiau užima vietą mūsų šiltnamyje ir ant stalo, mes juos labiau ir labiau mėgstame. Avietinius turime Plumbella Rosy Pink, tai visiškai kitokie pomidorai, tai yra nedideli, pailgi pomidoriukai, formuoja labai gražų krūmą, nusėta pomidorais. Tai tie, kas norite žemaūgių pomidorų į vazoną, į lovelį, rinkitės šią veislę. Kas mėgsta tamsius pomidorus? Black Plum, slyvos tipo pomidorai, labai plona odelė, tamsus pomidorai, ryškus ir labai skanus. Kas norite nedidelių pomidorų kekes užauginti? Tai štai šitas pomidorų hybridas užaugina nuostabiai skanius pomidorus, kurios galite skinti su visa keke. Labai neįprasti pomidorai yra hibridinė veislė Kokoro. Pomidorai patys tokie briaunuoti, rievėti ir labai įdomus išties yra, labai skanus. Maistui jau naudojami tokie pradedantis dengti spalva ir finale jūs turite oranžinės spalvos pomidorus. Sweet Valentine pomidorai, širdelės formos, labai malonaus skonio, tokio gaivaus skonio. Vėlgi, Sweet Valentine, krūminio tipo veislė, determinantinė, jos nereikia genėti. Na, o tie, kas mėgsta jaučio širdį, tai ir augina ekologiškai pomidorus, tai siūlau įsigyti beefstick pomidorų veislę, ekologiškos sėklos ir užsiauginti didelius ir skanius pomidorus. Na, neliks nusivylę ir įsigyja Brooks pomidorus, kurie yra kiek kitokios formos, saladetė tipo, pailgi tokie ovalūs pomidorai, apie 250 gramų. Tie, kas mėgsta, nori turėti pomidorus konservavimui, didesnius, puikiai tik šitą veislę tiek šviežiam vartojimui, tiek konservavimui. Begalė veislių, siūlau būtinai įsitraukti į savo asortimentą ne tik gerai žinomas, bet ir naujas veislės, nes jos kartais taip nustebina mus, kad tampa vienos iš mūsų pačių mylimiausių pomidorų. Nepraleiskite ir kitų mūsų patarimų. Spauskite patinka ir prenumeruokite mūsų kanalą.